Ką pastebiu dabartiniame kelionės etape ir kas man yra svarbu ir savai brangu. Pirmiausia, pastebiu žurnalistinį, kultūrinį profesionalumą. Antras dalykas yra šito žurnalo rūpestis kalba. Žurnalas turi platų akiratį, gražų horizontą, mato įvairius žmogaus pasaulio aspektus. Šventumą, mąsto apie jį, bažnyčią ir jos kasdienybę ir mato gyvenimą visais jo aspektais, kiek tai yra įmanoma pamatyti. Laimingus žmones ir patekusius į priklausomybę, bandančius iš jos išeiti ir gyvenimą pasiekti. Žurnalas nepeina kultūros reikalų. Na ir ką pasakyčiau turbūt su šypsena, nebijo rizikos. Kūryba, o žurnalo leidimas ir žurnalo turinys yra vis tiek susijęs su kūryba, apskritai sunku kūrybą įsivaizduoti be rizikos.